Sveiki visi, kurie žiūrite šitą video. Aš esu Vidas Rachlevičius ir čia yra vektoriai.lt. Tai yra visiškai naujas tinklalapis, toks turbūt kokio jūs nesate dar matę Lietuvoje. Rimtas, analitinis, informatyvus, verčiantis susimastyti ir atsakantis turbūt į daugelį mums visiems svarbių klausimų. Tame tinklalapyje aš ten nesiruošiu kapstytis po kriminalinės mūsų politikų smulkmenas, tai daro kiti. Mes taip pat nesikapstysime, kas ten ant ko ką pasakė, kas ką atsakė. Tai yra visiškai beprasmiškas laiko virpinimas. Mes ten susitelksime į esminius dalykus. Bandysime įvardinti reiškinius, kurie vyksta šiuo metu Lietuvoje. Įvardinsime, ką jie iš tiesų reiškia. Išsklaidysime tas visas dūmų uždangas. Bandysime suvokti ne tik, kas vyksta, bet kodėl vyksta. Ir svarbiausia, koks viso to poveikis. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ko turbūt nieks nedaro, ir aš ten pasiūlysiu mano nuomonę kai kurių problemų sprendimo būdus. Taigi, pasižiūrėję šitą video, nepamirškite paspausti mygtuko patinka, prenumeruokite, mes čia susitiksime dažnai ir nueikite į vektoriai.lt viršutinėje valdymo juostoje, paspauskite ant rubrikos Mecenatų klubas ir jūs ten rasite vektoriai.lt manifestą, kuris jums labai tiksliai ir aiškiai apibūdins, paaiškins, ką jūs ten matysite, ko jūs galite tikėtis, kokios tikrosios šio tinklalapio vertybės ir tai reiškia, koks bus jo turinys, o tas turinys bus iš tiesų visiškai unikalus. Na, o dabar turbūt mūsų pirmajam pokalbiu aš pasirinkau tokią, platesnę, abstraktesnę temą apie tai, kaip yra valdoma šiuo metu Lietuva. Na, turbūt visi, jeigu taip giliau pasižiūrėję, turbūt suprantame, kad socialdemokratai apskritai nežino, kodėl jie yra valdžioje. Jie tiesiog nežino, jie tiesiog plaukia pasroviui, jie yra kažkokie situacijos įkaitai, jie apskritai mano, kad laimėti rinkimus yra tas pats, kas valdyti valstybę. Tai yra didžiausia iliuzija ir didžiausia šių laikų politikų klaida. Ir tai daro ne tik socialdemokratai, tai daro ir kitos partijos, tai yra daroma ir Europoje. Tai politika yra pakeičiama paprastu administravimu. Ir mesgi puikiai matome, kad tos politikos visiškai nėra. Yra tokie atsitiktiniai judesiai, atsitiktiniai įstatymų projektai, atsitiktiniai kažkokie dalykai, bet bendros krypties, strategijos, tikslo ir svarbiausia, tų tikslų kažkokio apibrėžimo, tų tikslų pamatavimo, tų tikslų, skaičių nieko nėra. Tiesiog vyksta toks plaukimas biurokratinės politikos tokios, pasroviui. Mes turime Seimą ir vyriausybę, kurie šitam kontekste, jie užsiema bet kuo ir laiką skiria bet kam, nežinia kam, kažkokiems beprasmiškams dalykams, bet tikrai nerimtoms problemoms. O rimčiausios Lietuvos problemos taigi yra Lietuvos žmonių, verslo aplinka, gyvenimas, pajamos, išlaidos, jų gerovės kėlimas. Ir
Suprantama, kad tu negali nieko padaryti, kol tu nesi išrinktas. Bet ką mes dabar matome? Socialdemokratai laimėjo įtikinamą pergalę rinkimuose. Ir faktiškai rinkėjai buvo stipriai apgauti, nes jie balsavo iš esmės už kažkokius ore tvyrančius lozungus, bet jie iš tiesų balsavo už geresnį administravimą. Bet tai nėra politika, tai nėra tikslas, tai nėra strategija, tai tiesiog yra kasdienė tokia, biurokratinė rutina. Ir vat būtent šita biurokratinė rutina, kuri neturi jokių aiškiai apibrėžtų tikslų su pamatuojamais rezultatais, kūrė chaosą, dar didesnį chaosą, negu socialdemokratai rado atėję į valdžią. Šalyje kyla didžiulė netvarka ir visiškai neaišku, mes tikrai nežinome, kas po socialdemokratų ateis į valdžią, bet ta netvarka, jeigu mes norim tapti normalia valstybė, civilizuota ir kažkaip tai kryptingai judančią į priekį, į ateitį, kažkam tas uogėjo arklidės teks išmėžti. O ten dabar mėšlo ir purvo tiek, aš nekalbu dabar apie kriminalinius dalykus, aš kalbu apie paprastą suveltą valstybės valdymą, kuris yra kaip dvokianti pelkė. Štai kur yra problema. Ir mes turbūt, kaip minėjau, nematome politikos. Ir čia aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną labai įdomų niuansą. Mūsų visa žiniasklaida praktiškai, kur yra praktiškai visa leftistinė, visa yra plaukianti tam kairiojo liberalizmo farvaterį, kur yra priklausomai nuo žiniasklaidos priemonės, visi yra antiamerikietiška ir tokia jaučiama patologinė neapykanta ir Amerikai, ir Donaldui Trumpui. Tai visą laiką jis yra kritikuojamas, kad jis neturi jokių vertybių. Tai pirma, visiškai yra paklydimas ir nesuvokimas, ką Trumpas daro ir kodėl daro, bet čia yra visai kita tema. Ir nuolat kalama, kad visa Trumpo politika tai yra nesibaigiantis sandoriai. Bet pasižiūrėkime į mūsų politikos areną, į mūsų Seimą, į mūsų vyriausybės formavimą, į mūsų partijų santykius. Kas čia yra? Ideologijų, vertybių kova, kova už kažkokią strategiją, už kažkokią Lietuvos viziją. Čia nieko nėra, tuščia. Tai yra tuščių puodų skambesys, tos visos partijų programos. Tai, ką mes matome, yra dar blogiau. Mes matom nesibaigiančius sandorius tarp partijų, tarp frakcijų, partijų viduje, koalicijos sandoriai į išorę. Taigi nėra jokios politikos, jokių vertybių. Mes matome nesibaigiančią politinių sandorių grandinę, kurių tikslas nėra Lietuvos gerovė, nėra Lietuvos strategija, nėra Lietuvos vizija. Tų sandorių tikslas yra buvimas valdžioje, savitikslis, tiksliau nesavitikslis, buvimas valdžioje ir galimybė prieiti prie galios svertų, kurie garantuoja, finansinių srautų kontrolę. Taigi, man čia šovė į galvą toks labai lietuviškas žodis. Taigi, mes turime ne politikus, mes turime tokius, net ne politikos biznierius, vadybininkus. Mes turime tokius politikos vertelgas. Ir žiūrint į mūsų rinkėjus, į žmonės, aišku, žmonės nori pokyčių. Ir jeigu kažkas pasiūlys, jie tikrai balsuos už tos pokyčius. Bet problema Lietuvoje yra ta, kad niekas
aiškiai negali tų pokyčių suformuluoti. Tai, ką mes matome dabar politinėje erdvėje ar debatus Seime, tai nėra debatai apie politiką, tai nėra debatai apie tai, kaip padaryti geriau, kaip pritraukti investicijų, kaip sukurti darbo vietas, kaip iš esmės išspręsti problemas. Tai yra tiesiog pliurpalynė. Ir svarbiausia, kad mūsų politikai net ne Seime, bet ir už jo ribų, ar žiniasklaidoje, ar televizijoje, ar kažkokiuose forumuose, jie elgiasi kaip paprasti politikos komentatoriai. Atkreipkite į tai dėmesį. Taip kaip komentatoriai rašo portaluose, taip kaip jie komentuoja televiziją, lygiai taip pat elgesi ir mūsų tie vadinamieji politikai, kuriuos jau neapsiverčia dažnai liežuvis pavadinti politikais. Jie tiesiog elgesi kaip politikos komentatoriai, kurie sako, čia blogai, čia blogai, čia blogai, oponentai padarė tą, oponentai padarė aną, oponentai padarė trečią, penktą, šeštą. Iš vienos pusės viskas tvarkoj, bet politikas yra tam, kad jis pasiūlytų sprendimą. O kur jūsų sprendimas? Ką jūs siūlote? Ką konkrečiai siūlote keisti? Kaip? Koks jūsų konkretus planas? Žingsniai, skaičiai, veiksmai, rezultatas, pamatuojamas, ne kažkoks abstraktus. Viso šito nėra. Taigi, mano šios dienos klausimas, kurį turbūt mes visi, ir aš, ir jūs, ir žiniasklaida, ir visuomenė, ir rinkėjai turėtų labai aiškiai suformuluoti savo politikams. O tas klausimas yra labai paprastas. Koks jūsų planas Lietuvai? Ir čia reikia juos nutraukti, kai jie pradės plepėti apie abstrakcijas ir apie savo visokius rinkiminės programas ir taip toliau. Klausimas yra tai, koks jūsų planas? O planas visuomet remiasi žingsniais, skaičiais, taktika, strategija ir rezultatais, kurie yra pamatuojami. Taigi, man atrodo, kad tai yra šiuo metu esminis klausimas. Toks buvo mūsų pirmasis susitikimas. Ačiū visi, kad žiūrėjote, paspauskite patinka, prenumeruokite ir susitiksime čia YouTube kanale, taip pat ir tinklalapyje vektoriai.lt. Iki pasimatymo.